Ši šypsena nėra tik balti dantis. Mes kaip odontologai pirmiausia atkreipiame dėmesį į švarius ir sveikus dantis, į bendrą šypsenos harmoniją. Tačiau pacientam atvykus konsultacijai, jie dažnai nurodo labai konkrečius juos netenkinančius dalykus. Senus spalvą pakeitusius užpildus, padilusius kandamuosius kraštus, netaisyklingai išsidėščiusius dantis. Visą tai mes galime pakeisti, kartais lengvesniu, kartais sunkesniu keliu. Estetinis plombavimas dažnai yra dalis viso kompleksinio gydymo. Dažnu atveju pradedame nuo individualios burnos higienos mokymo, profesionalios burnos higienos, dantų balinimo, dantų tiesinimo, kartais protezavimo. Ir tik po to seka estetinis plombavimas. Šioje vietoje labai svarbu pacientų supratimas, kad estetinis plombavimas ne visada yra greitas gydymo būdas. Estetinis plombavimas dažnai yra tarsi vyšnia ant torto. Prieš tai pacientas pereina visus kitus gydymo etapus ir tada atvyksta pas mus atlikti priekinių dantų estetinio plombavimo. Estetiniu plombavimu mes galime taip pat pakoreguoti dantų spalvą. Atstatome nudilusius kandamuosius kraštus, keičiame senus užpildus. Visa tai labai priklauso tiek nuo paciento norų, tiek nuo galimybių. Mano manymu, estetinis plombavimas tai yra juvelyrinis darbas. Neretai vizitai trunka 5, 6 ar daugiau valandų. Dantys yra smulkus, jie turi daug smulkių detalių, kurias siekiu atkurti ir tai reikalauja itin didelio atidumo bei kruopštumo. Kartais žmogui pakanka tik patvirtinimo, kad jo šypsena yra puiki. Jeigu ne, sprendžiame, ką galime pakeisti, kad tai būtų. Amžiaus limito konsultacijai nėra. Kviečiami tiek jauni, tiek vyresnio amžiaus pacientai. Svarbu suprasti, kad estetinis plombavimas nebūtinai sukuria holivudinę šypseną. Mūsų tikslas yra atkurti prarastas danties struktūras, anatomiją. Galbūt, jeigu pacientas nori pakoreguoti spalvą. Mano tikslas yra sekti gamtos. Norime sukurti kuo natūraliau atrodančius dantis, kad jie dėrėtų prie paciento visumos. Kada reikėtų atvykti estetinio plombavimo konsultacijai? Manau, svarbiausias kriterijus yra nepasitenkinimas savo šypsena. Dažnai pacientai skundžiasi patamsėjusiais užpildais, nudilusiais dantimi, kas lemia pasitikėjimo trūkumą. Tokiu atveju visus kviečiame atvykti pasikonsultuoti ir rasti jums geriausią sprendimą.